Vat atsirado toks reiškinys, kaip danguje tokios skylės ir kaip debesų gabalas iškritęs iš to dangaus. Ir noriu pasižiūrėti, kas čionais vyksta, kas čia prašaudė, o dabar čia dremba. Gerai, einu į informaciją. Kas čionais vyko? Man toks kaip vamzdžių kažkoks požymis būtų. Daug visokių vamzdžių, kažkokių garo mašinų, kažkas tai šnipščia, kažkas ūžia. Kažkas turi priveržti, turi tą tokią rankeną atsukti, pasukti, kažkur praleisti, kažkur spausti. Sakau, kas čionais yra, ką čia man rodo sąmonė. Kažkokia tavo debesų sistema rodo. Kontroliuojamas tas karo leidimas. Didelis jau. Nes dar iš informacijos eina, kai mokiausi meteorologijos, šiek tiek turėjau fizikos atšaką. Buvo atskiras dalykas meteorologija. Ten sako, kad kaip lietus susidaro vandens lašai ir lašai aplink aerozolio kažkokią kietąją dalelę. Kaip ir deimantai formuojasi, turi būti kažkokia tais šukelė ir deimantai, perlai ir aplink ją sulimpa, susikondensuoja tie vandens lašai. Dabar iš tiesų labai daug jų yra ir daug yra susikondensavus. Net to knygelį jau tada pasakoju, kaip Maskvoje ta knygelė, jau net nežinojau kokio senumo. Prieš 20 metų mokiausi, ji nebuvo nauja. Jau tokia gerokai padėvėta buvo. Tokia nestora, nedidelė, jau ten pasakojo, kaip valdo tą visą klimatą. Kaip susidoroja su atseit krušom, su orais ir plačiai nuskambėjęs, kaip Maskvoje turėjo 80 kažkelintais metais būti olimpinės varžybos, jau tada jie padarė giedrą dangų. Išgiedrino. Jie su lėktuvais paleisdavo tas aerozolius, tas kietąsias daleles ir tada aplinkui susikondensuodavo tie vandens lašai ir iškrisdavo. Bet čia tas priešingas efektas buvo pasakojimas, kaip išvengti to. Apsiniaukusio dangaus, tų lietų visų. Taip pat naudojama ir krušos prevencijai ir visokio tokio. Bet jau taip logika įjungus, jau juokingai atrodo, kodėl dabar tos krušos neišvengia. Tikrai vaikystėje prisimenu, tos krušos beveik nebūdavo. Jei ten tos kruopos tokios iškrisdavo, perlinės vadindavo. Ir viskas. O tie golfo dydžio kamuoliukai prasidėjo, jau čia nežinau.
iš 20 metų. Nu, mano pastebimi. Čia iš savo atminties imu savo informacijos. Tai va, tai dabar gaunasi, kad turėtų dar aukštesnės technologijos būti ir viską sunaikinti. Čia kažkodėl vat viską antraip daro. Na ir matau labai begalybę tų visų aerozolių ir begalybę tos vat garo medžiagos, va tas vat fabrikas, tas, kur dirba ir leidžia garą. Beprotiškai daug. Neproporcingai, kiek turėtų būti žemės paviršiuje. O iš kur, sakau, ima tą garą, nu, vat matau drėgmę kažkaip įdomiai rodo nuo kalnų. Ima iš teritorijų, kur arčiausiai būtų va, to vat viršaus sluoksnio. Tada jiems lengviausiai yra vat mažiausias gaunasi energijos išlaidos garinant. Nu, vandenį garinant, jo drėgmę žemės imant. Ir čia vat kaltina va tą visą vat klimatą, ale tirpsta. Aš matau kažkaip va toms garo mašinoms viskas imama ir ten pučiama. Žinoma, yra ir vat vandenynuose, bet su vandenynais vat yra kažkokios, tai matau sieną. Riba, kad į žemyninę pusę nelabai praeina. Jiems ten per daug nuostolinga. Vis kažkaip va tą va druską matau. Nes jiems reikia tą druską prafiltruoti. Man dabar toks klausimas atėjo, kaip su druskingumu vandenų. Tarkim, per 20 metų jis padidėjo ar pamažėjo. Tai rodytų vandens koncentraciją. Bandau pasižiūrėti vat internete erdvėje. Bandau pamatuoti tą visą svorį. Vandens svorio neina, kažkaip matau kažkokios kitokios dalys, kažkokia kita dalelytės tarša elementai, va tas svorį atspindi. Rodo, kad jau vandens kaip ir tas druskingumas atskiestas yra. Bet rodo tą patį, nu, kaip ir aparatai turėtų fiziniai rodyti tą patį, dėl visokių tų taršos elementų, tie visokie plastikai, va tie vat iš oro nukritę dalelytės, kažkaip tą vat atseit druskingumą palaiko. Bet realiai, kas liečia ten natrio chloridą, kitus vat mineralus, jų koncentracija pamažėjus. Ir vat kai bando išeit vat tie garų pavidalų į tą žemyninę dalį, aš matau vat visos tos valstybės, kur yra palei vandenyną, palei jūras, ten palei krantą ir kažkaip sukrenta viskas, kažkaip į gilumą nelabai eina. O iš gilumos vat va eina būtent tie vat nu ledų va tas vat vanduo. Kažkaip jisai geriausiai gal. Nu ir kas čionais.
Ir kaip ten tas actas reaguoja, čia mes visas garinimas, kaip viską. Nu, valo kažkaip, tais valo tą visą orą. Aš patį orą matau, ne tai, kad va tuos garus vandenį, bet sureaguoja su tom dalelėm kažkokiam, tais cheminėm medžiagom visokiam, kažkokie oksidaciniai tie procesai prasideda, naudojamas tam deguonis ir pagreitina kažkaip tą deguonies absorbciją iš žaliųjų tų augalų. Pradeda jie greičiau išskyrinėti. Nu kažkaip visas mechanizmas čia pajungtas yra. Čia dėl acto veikimo. Kažkaip tie medžiai, tai ta žaluma kaip ir padėtų mums. Irgi užaktyvinam, neatrodo, yra tas visa chlorofilas, ta spalva gaunasi žalesnė, sodresnė. Dėl to, kad aplinkoj tas actas nugaravęs, ta rūgštis, kuri jungiasi su dalelėm. O tos dalelės sėda nuo to visur. Kaip pelenai atrodo kristų. Krenta žemyn. Augalų. Pradžių pagalvojau, kad galbūt tas dioksidas kažkaip CO2 išsiskiria. Nuo jo dabar žiūriu tą formulę, taigi anglis yra. Anglėja. Tada augalai jį visą vartoja daugiau ir tada daugiau automatiškai ir to oro deguonies išstumia iš savęs. Mes tik sakom, kad gaminama iš tiesų augalų, tai deguonis yra šalutinis produktas, kaip šalinimas, o mums gyvybiškai svarbus. Tu net namuose kambarytės gėlės augina viską kažkaip tas parūgštinimas karts nuo karto, galbūt nestipriai kažkaip tais padeda. Augalams, bet vis tiek matau, sureaguoja su ta rūgštim. Įvairios tas dalelės, jos kažkaip apsunksta ir jos iškrenta. Leidžiasi į apačią. Ir tada ir tas dangus visas giedrinasi. Ir nukritę ant žemės tie visi elementai, jie pakitę yra, nesuprantu, ar čia dar jie gerai yra ar blogai. Kaip čia veikia, nėra, kad labai gerai būtų, bet nėra taip blogai kaip grynos tos dalelės. Antreilinės ir panašiai. Čia kodais reik šnekėti. Tai jas ir grinai kažkaip tą garą visą sufokusuoja ant to paviršiaus. Ir nuo leidžiamų medžiagų priklauso, kuriam aukštyje dedasi danga gluta. Aš nedaug skraidau, nedaug matau, kaip ten
dangus atrodo, kad būna, kad vat sluoksnis kažkokiais tais vat išsidėliojęs, bet ir iš apačios žiūrint, kad tas iki matosi. Viena debesų juosta plaukia į vieną pusę, kita į kitą pusę, ar dar ten trečias koks sluoksnis būna uždengtas, pridengtas, ar dar kažkas. Tai su tuo actu visu. Kokie reikalai, o ar yra alternatyva jam? Nu, yra kažkaip ir tas obuolių actas, ir tas sidras, ir fermentuoti produktai, bet kažkaip jų negalima būtų virint. Difuzorių kažkodėl pamačiau. Paimti ant šaukšto kokios ten išfiltruot kopūstų tos sunkos, atskirt su vandeniu ir difuzorių. Įdomiai. Kažin kvapas. Nes tiesiog matau, kaip tie fermentai, jie išsiskaido ir ore pakyla. Ir mes tada kvėpuojam viską va tais tokiais va fermentais, enzimais ir visko. Aha, kaip įdomi tokia terapija gaunasi. Tam kambarį viską. Aha. Nu, įdomiai. Bet čia nusijoju, ar ten su ta chemija veikia. Nu, veikia, bet čia priklauso nuo koncentracijos, kur kieno daugiau bus. Bet kažkiek vat numuša tą visą. Aplamai matau tokią vat prašviesėjusią aplinką, tokią gyvybę, gyvybingumą įneša. Nu, geras. Gerai tada. Dar tos skylės. Nebūtinai tokia, matau, patrankas kažkokios garsinės prašautos. Iš viršaus tokio garso bangos ėjo. Išmušė, bet čia iš viršaus rodo. Čia kaip pasakoju, ten tuose debesyse pasikavoja visokie agregatai, visokios ten tie technologijos, dar kažkas tais. Nu, bet panašu, bet grynai iškalė kažkokį tais sudėdamąją dalį, bet kažkokią pagalbą iš viršaus. Leidžia va tą tokią bangą garsinę. Bet fizinė ausim negirdėt kažkaip tais. Tik aš sakau, tas agregatas buvo paaiškinęs. Nurodo ligas, kažkoks toks bjaurus hibridinis dar virusas paleistas turėjo būti. O jį iškalė va tą vat dalį. Sugadino. Nu, vat kažkas susiėmė, vat irgi čia nesusiję ir su to vat mėnesio pabaiga ir kometom tom ir visko kažkas tas energetinė kažkaip tais nenori mums leisti vėl nukristi į tas žemas vibracijas, grįžti į pradinį tą tašką. Nu, tas šioks toks vat palaikymas.
kad nepasiduotumėm tom bendrom energijom, tom kažkokiom tais ritualams ir viskam. Dėl būtent tose vietose, kodėl būtent mieste, nes va būtent mieste ir norėjau daugiausiai jų išmėtyt. Tų visokių dalelių kažkaip matau su tom klinikom susiję. Kažkas tenais irgi slepiama, kažkas turi būti daroma, kažkokiais laboratorijoje paleidžiama ar dar kažką, tai savo taisyklės įvedinėja. Tiesiog jau čia anųjų buvo tokia vat strategija, eiti per šitą dalį. Nu, va, kaip gerai. Tai vat, tai dar vat padedam. Nušaunam tas visas energijas, tas visus debesis nutraukiam, tai dabar vat lapkritis būna saulėčiausias mėnesis gyvenime, tegul visi stebisi, tegul visi džiaugiasi, visur viską. Iškalamės tas visas bazes, laivų kažkaip identifikuojam irgi kviečius pagalbos visus karius, kad kvėpuot galėtumėm ir užsiimti kitais reikalais, o ne vien tik tais galvojimu, kaip čionais pasveikti, kaip čia nesirgti. Užkeliu, nuimu tas visus laivus, atrodo, kaip su tinklu, kokiu tai visų žvejybinį, visus sugaudom, kažkur jie eina, kažkokius portalas matau. Iš užgaubto kažkur tais, už tos sienos tokios. Iš ten leidžiasi, atrodo. Kristų vienas po kito. Ja, ir čia jo kažkaip šiaurinėje dalyje, gal kažkur ties Maskva matau. Toj vietoje jie čia krenta. Ir iškrenta. Gerai tada. Atjungiam tą šviesos portalą, rodau šviesos būtybėm. Pati irgi užlituoju, užlydau, uždedu specus apsaugą, savo gaubtą dedam. Vėl va toks tinklelis pasidarė. Keistas. Dabar ne tik va ten toj vietoj, kur gyvenu, užsideda, bet ir visam tam šiauriniam regione, kur daugiausiai veikiamas su tais orais yra. Ja, šiltėja, gerėja visas orelis. Ir daugiau yra, bet nuo kalnų tas visas irgi vamzdžių sistema viską atjungia. Išnešu lauk iš šitos erdvės, užfiksuotam, užsprogdinam, išdžiovinam, išardom, išskaidom ir atsijungia jom, bet taip visai nuo visų tokių aukštesnių vietų, teritorijų.
perkonstruoju, kad pas mus eitų va tas vat kalnų oras grynas, o perdarau tą sistemą, ne vanduo eitų, o tiesiog oru dalintumėmės. O augalus irgi užjungiu, kad daugiau sugebėtų vat išskirti oro. Ten visa sistema veikia, va tie vat mineralai, visi augalai, vanduo ir visa kita. Saulė, nes ten tie visi kažkaip atimas jau vis tiek duoda tas tokias duobes, kur yra tas grynumas. Nevyksta didelė cirkuliacija, bet ten būna gryna, nu kažkokia cirkuliacija vyksta, matau, vis tiek. Kažkoks grynumas jaučiasi, liekasi. Tai aišku, pasidarau pas save. Ir kas nori, va darosi pas save. Bendrai, va, visoje teritorijoje, kur čia buvo užnuodyta, apnuodyta, viskas gryninasi. Šitą klausimą baigiu.